Penktadienio vakarą Vilniaus Rotušėje buvo pristatyta Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus knyga "Paskutinė kadencija – prezidento dienoraščiai". Leidinio pristatyme be knygos autoriaus taip pat dalyvavo istorikas Egidijus Aleksandravičius, Vilniaus meras Artūras Zuokas, žurnalistas Valdas Bartasevičius, buvę šalies vadovo komandos nariai Lauras Bielinis ir Ramūnas Vilpišauskas. Tai jau antroji prezidento Valdo Adamkaus knyga. Naujausi Lietuvos žiniasklaidos skaitos tyrimai rodo, jog laikraščių ir žurnalų skaitomumas sumažėjo apie 4%. Tuo metu populiariausių interneto tinklalapių auditorija padvigubėjo ir viršijo 1 milijoną lankytojų per mėnesį. Be to beveik 10% sumažėjo didžiausių Lietuvos televizijų žiūrimumas ir apie 5% išaugo radijo klausytojų auditorija. Litexpo parodų rūmuose tęsiasi pirmoji švietimo ir naujausių technologijų paroda Mokykla 2011. Šiandien žymiausi informacinių technologijų specialistai bei kompanijos, tarp kurių Apple ir Microsoft, pasidalys savo patirtimi pritaikant naujausias technologijas švietimo sektoriuje, o Apple atstovas iš Didžiosios Britanijos Julianas Coltas skaitys pranešimą apie mobiliųjų technologijų panaudojimą mokyklose. Penktadienio vakarą Kauno Žalgiris patyrė trečiąjį pralaimėjimą Eurolygos turnyre. Graikijoje kauniečiai rezultatu 92-75 nusileido Panathinaikos ekipai. 3 kėlinius žalgiriečiai priešinosi varžovams, net buvo persvėrę rezultatą, tačiau ketvirtajame po greitų graikų atakų mūsiškiai palūžo. Rezultatyviausias Žalgirio gretose buvo Sonny Vimsas, surinkęs 21 tašką. Panathinaikos įžaidėjas Šarūnas Jasikevičius aikštelėje praleido tik 7 minutes ir pelnė 5 taškus. Vakar vakare Vilniaus ledo ritulio komanda Vilniaus Baltika antrajame mače su Rusijos ekipa Klin iškovojo užtikrintą pergalę rezultatu 5-0. Po 2 įvarčius nugalėtojams pelnė Robertas ir Ilja Afanasjevai. Trečiasis šių klubų susitikimas vyks šiandien Vilniaus pramogų arenoje.